Nu ką, išgyvenome dar vienus mokslo metus. Kartais atrodė, kad neišgyvensime, bet štai mes čia visi visiškai gyvi ir netgi, sakyčiau, laimingi. Ir ne šiaip išgyvenome, mes juos ištempėme, išlaikėme, išjuokėme, išmokome ir išgėrėme daugiau kavos nei bet kuri kita šeštadieninė mokykla Amerikoje. Mokytojai, jūs esate tikri herojai. Jūs išmokite vaikus ne tik lietuvių kalbos, bet tai darėte tada, kai atrodė net oras jūsų klasėje prieš jūs nusiteikęs. Ačiū Jums už kantrybę, už geranoriškumą, už gebėjimą šypsotis net tada, kai 5. pamoka visi iš eilės jau truputį išsijungia. Tėveliai, jūs esate dar viena legendinė kategorija. Jūs kiekvieną šeštadienį sugebate ištempti vaikus iš lovos, į mašiną, į mokyklą. Atlaikite rytinius, kur mano batai, nepadariau namų darbų. Ir išgirdote daug kartų, man mokytoja nieko apie tai nesakė. Tai aš jau vadinu sportu, tai yra sportas, tai jau yra disciplina, tai yra meilė Lietuvai. Ačiū Jums už tai, kad nepaleidžiate šaknų. Tėveliai, ačiū Jums, kad palaikėte savo vaikus, palaikėte mus ir palaikėte netgi save. O dabar jūs, mėly mokiniai, jūs esate tikra šios mokyklos širdis, balsas, triukšmas ir kartais net sirena. Taip, ta pati sirena, kuris skamba per pertraukas, kai visi bėga, lyg būtų dalinami ledai. Jūs esate nuostabūs ir įvairūs. Yra tie, kurie į mokyklą ateina 10 minučių anksčiau, su šypsena pasiruošę mokintis. Yra tie, kurie ateina 15 minučių vėliau ir kai su ta pačia šypsena, bet jau pasiruošę gyventi patį geriausią gyvenimą. Yra tie, kurie per pamokas kelia ranką taip aukštai, kad atrodo tuo iškils į 2. aukštą. Ir yra tie, kurie kelia ranką tik tada, kai nori paklausti, ar jau pertrauka. Yra tie, kurie kalba lietuviškai taip gražiai, kad net mokytojai susigraudina. Ir tie, kurie sako, aš suprantu, bet man liežuvis šiandien nedirba. Yra tie, kurie per šventes dainuoja garsiai ir iš visos širdies. Ir yra tie, kurie dainuoja tyliai, bet labai nuoširdžiai, lūpomis be garso, kad tik niekas jų nepastebėtų. Ir žinot ką? Mes mylime jūs visus, nes jūs esate tikri, gyvi, juokingi, kartais chaotiški, bet visada nuoširdūs. Tie, kurie pameta kuprinės, striukės, butelius, kartais net batus. Tie, kurie per pamoką sugeba paklausti, ar gali nueiti į tualetą, lyg tai būtų sudėtingiausias diplomatinis susitarimas. Jūs esate tie, kurie moka pasakyti labas, ačiū, myliu Lietuvą. Ir tai yra didžiausia dovana, kurią galite duoti savo tėvams, savo mokytams ir savo patiems. Jūs esate priežastis, kodėl mes čia kiekvieną šeštadienį, kodėl mokytojai ruošia pamokas, tėvai geria kavą kibirais ir mokykla yra gyvam. Ir jei galvojate, kad jūsų pastangos nematomas, tai tikėkite, mes matome, kaip stengiatės, kaip mokotės, kaip bandote ir kaip jūs augote. Ir dabar keli žodžiai mūsų brangios abiturientės. Jūs, mūsų šeštadienių veteranės, jūs išgyvenote viską. Ankstyvus rytus, ilgas kelionės iš visų Bostono kampų, lietuviškas raidės su nosinės, kurių net kompiuteriai Amerikoje nepriima. Ir žinoma tą amžiną klausimą, ar tikrai reikia mokinti šeštadienį? Taip, reikėjo. Ir jūs tą padarėte. Jūs esate tos, kurios per daugelį metų išmokote ne tik kalbėti lietuviškai, bet ir juokauti lietuviškai. Pagaunat kampą. O tai jau aukščiausias lygis. Jūs esate tos,
kurios per šventes dainavote, šokote, vaidinote, nors sakėte, aš tikrai neisiu į sceną, ir jūs dėjate ir visada buvot nuostabus. Ir žinote, man, jūs būsite tos mažos pirmokėlės, kurias mokinau pirmoje klasėje. Atsimenu Aurėją. Ji taip patogiai susirangydavo man ant kelių, lyg būčiau gyvas fotelis. Ir dažnai, labai dažnai, užmigdo man ant rankų. Aš tada galvojau, jeigu šita mergaitė taip pasitiki mokykla, vadinasi, viską daroma gerai. Gabija klausydavo pasakų taip įdėmiai, kai jau atrodydavo, net nemirksi. Jos melsvos akys žiūrėdavo mane taip rimtai, lyg aš skaičiau ne pasaką, o kiekvieną nors svarbų tarptautinį susitarimą. Katrina buvo mūsų klasės tvarkos ministrė. Jie visada norėjo padaryti viską teisingai, gražiai ir tvarkingai. Ir dar pasirūpinti, kad visi kiti taip pat laikytųsi taisyklių. Jei kas nors pamiršdavo pieštuką, Katrina jau stovėdavo šalia su atsarginiu. Ir jei kas netyčia pasakydavo žodį be galūnės, Katrina žiūrėdavo, lyg sakytų, mes šitaip nedarom. Lila, tu buvai mūsų mažas šešėlės, tyli, nedrąsi, švelni. Ir mes visi norėjom tave tik apkabinti. Kartais, kai klasėje kildavo triukšmas, Lila žiūrėdavo į mūsų tokių žvilgsnių, lyg sakytų, kas čia, tyliai sėdžiu, o jūs visi išprotėjot. Ir Sofija, nors jį prisijungė vėliau, jo šiltumas pripildė klasę taip, lyg ji būtų buvusi su mumis nuo pirmos dienos. Ji turėjo tą ypatingą gebėjimą priversti kitus jausti saugiai, priimtai, lyg būtų viena didelė šeima. Ir dabar jūs čia. Jūs čia, suaugę, brandžios, pasaulį pasiruošę. Bet man atrodo, jūs visada būsite mažos pirmokėlės, kurios mokė mane daugiau negu aš mokiau jūs. Ir jei manęs kas nors paklaustų, kas yra tikras stebuklas, aš atsakyčiau, kad stebuklas yra matyti, kaip iš tų mažų mergaičių, miegančių, klausančių, stebinčių taisyklės, mylinčius vaikus, išaugia tokie nuostabūs žmonės. Ir dabar jūs išeinate į šį pasaulį, kuris bus pilnas galimybių. Ir bet kur bebūtumėte, nepamirškite, kad jūs turite šaknis. Tvirtas, lietuviškas, šeštadieninės šaknis. Ir jei kada nors gyvenime pasimesite, prisiminkite vieną dalyką. Jei jūs išgyvenote lituanistinę mokyklą šeštadieniais, jūs galite absoliučiai viską. Ir paskutinius kelis metus mūsų abiturientės mokino du mokytojai, nuostabūs mokytojai, Lina Šiškienė ir Šarūnas Krukonis. Aš manau, jie norėtų taip pat tarti žodį, pasveikinti mūsų abiturientės. Gal pastebėjot, kaip mes susitikę esame jau, ar ne? Mielos abiturientės, gerbiami tėveliai, mokytojai ir svečiai. Šiandien švenčiame ypatingą akimirką. Į gyvenimą išleidėme jau 76-ąją Bostono lituanistinės mokyklos abiturientų laidą. Mielos abiturientės, mokykloje kartu daug, atrodo ilgų, bet taip greit prabėgusių metų mokėtės raidžių, skaitėte lietuviškas knygas, minėjote tradicijas, šventėte šventes, juokėtės ir kūrėte prisiminimus, kurie jums liks visam gyvenimui. Gyvendamos toli nuo Lietuvos jūs ir jūsų tėvai padarėte labai svarbų darbą. Išsaugojote lietuvių kalbą. O kalba yra daug daugiau nei žodžiai.
Joje gyvena mūsų istorija, šeimos pasakojimai, dainos, tradicijos ir ryšys su savo šaknimis. Kol kalbėsite lietuviškai, tol dalelę Lietuvos visada nešiosite savo širdyje. Linkiu jums niekada neprarasti šio ryšio. Didžiuokitės būdamos lietuvėmis, kalbėkite lietuviškai savo namuose, perduokite kalbą ateities kartoms ir visada prisiminkite, kad lietuvybė tai dovana, kurią turite saugoti. Ačiū, kad leidote man būti jūsų kelionės dalimi. Labai jumis didžiuojuosi ir linkiu sėkmės. Wow. Pagaliau. Paskutinė mokslo metų diena. Esu tikras, kad kiekvienas mokinys labai džiaugiasi, kad atgauna šeštadienio rytą. Tikriausiai ir daugelis mokytojų bei tėvų. Aš tikrai džiaugiausi, kai mokiausi šiame pačiame pastate prieš 30 metų. Noriu pasveikinti jūs visus sėkmingai baigus dar vienus mokslo metus, ypač jūs, mūsų dešimtokės. Noriu jums palinkėti sėkmės ir padėkoti už sunkų darbą, pastangas ir gerą pavyzdį, kurį jūs rodėte jaunesnėms klasėms. Turėtumėte labai savimi didžiuotis. Jei ir taip toliau mokotės, pasieksite viską, ką užsibrėsite. Jaunesnėms klasėms linkiu puikios vasaros ir iki pasimatymo kitais metais. Ačiū. Gerai, kviečiam dešimtokės ir būsimus abiturientus devintokus ant scenos. Jie turėjo mokyklos testamentą. Bostono lituanistinės mokyklos 76 abiturientų laidos testamentas. Mieli devintokai, mes perduodame Bostono lituanistinės mokyklos raktą. Ne tik į klases ir pamokas, bet ir į bendrystę, tradicijos bei prisiminimus, kuriuos dabar kursite jūs. Saugokite raktą, nes jis atrikina ne tik duris, bet ir šeštadienius, kurie dabar gal ir atrodo ilgi, bet vieną dieną jų pasiilgsite. Laikus mokykloje išmokė mus daug daugiau, nei tik atliksnoti daiktavardžius ar prisiminti istorinis datas. Čia išmokame išgyventi šeštadienio rytus, kovoti su miegu ir tuo pačiu dar išmokti lietuviškai. Todėl paliekame jūs ne tik savo sušildytas kėdes, bet ir keletą labai rimtų ir šiek tiek mažiau rimtų patarimų. Pirmiausia, paliekame lietuvių kalbą. Taip, jis sunki. Taip, kartais atrodo, kad jis specialiai sukurta jūsų klaidinti. Bet būkite kantrus. Vieną dieną jūs net nepastebėsite, kad pradėsite taisyti kitus. Ir labai svarbu, darykite namų darbus ir nevėluokite į mokyklą, kaip aš visada vėlavau į mokyklą. Nes jeigu jūsų nėra klasėje, jūs ne tik nieko neišmokstate, bet ir tampate pavyzdžiu, ko nereikėtų daryti. Antra, istorijos pamokos. Kitaip strateginį išgyvenimą. Svarbiausias patarimas. Neleiskite Šarūnui nukrypti nuo temos. Nes jei leiskite žinosi viso pasaulio šalių istoriją, Lietuva pasidaliks. Kitam kartai. Bet tikrai mokytis tik daug apie Žečpospolitą, kad pradėsite ją nostalgiškai prisiminti. Na ir išgyventi mokykloje taisyklės. Būkite geri, rimtai, tai vis dar veikia. Gerbkite mokytojus, taip net ir tada, kai atrodo, kad jie nemato.
Nesiginčykite su mokytojais, jeigu manote, kad galite laimėti ginčą, negalite. Dalyvaukite iš širdies. Eikite į šokių pamokas, dainuokite, švęskite, bandykite viską. Net jei iš pradžių atrodo ne jums. Nes vieną dieną suprasite, kad būtent šitie dalykai buvo geriausia dalis. Mokykloje yra gera ir smagu, ypač kai leidžiate savo ją patirti, ne tik atsėdėti. Ir patikėkite, tie šeštadieniai, kurie dabar atrodo ilgi, baigsis per greitai. Todėl juokitės, dalyvaukite, kartais pakvailokit su saiku ir susikurite istorijos, kuris vieną dieną su ilgesiu ir ašara ant skruostų pasiklostite kitiems. Su meile, humoru ir šiek tiek patikėk 2026 metų abiturientės. Kitą sekmadienį, gegužės 17 dieną, yra labai gražios tradicinės Bostono Litvinistės mokyklos išleistuvės Švento Petro bažnyčioje. Mišios prasideda 10:30 ir po mišių yra oficialioji dalis. Kas nebuvę, tikrai kviečiame prisijungti, tiek tėvelius, ateikit su vaikais, kad jie pamatytų, kaip tas vyksta. Abiturientai yra išdedamos jiems tradicinės juostos, su vardu, su mokyklos pavadinimu, įteikiami diplomai ir, žinoma, vaišės. Tai gegužės 17 sekmadienį. Ačiū Jums labai. Kaip matot, yra gražu žiūrėti tuos mūsų mokinius ir tie tėveliai, kurie jūsų vaikai dar jaunesnėse klasėse ir jūsų vaikai net nepamatysit, kada bus ant šios scenos ar kitos scenos ir gaus diplomus.
Aš tik tai noriu dar pridėti keletą, visa mokykla, be visų mokytojų, be mokinių tėvelių neegzistuoja ir viskas nesisuka sklandžiai. Tai aš noriu asmeniškai padėkoti pavaduotojai Linai Šiškienei. Kaip matot, mes labai susidirbę, nesusitarę, rodas jau nesperkam. Taip pat Jūratei Kok už jos nepriklausomą energiją. Giedrai Švenčionė direktorių tarybai. Ir taip pat aš noriu padėkoti dar vienam žmogui, kuris kartais yra nematomas, bet yra Gintaras Akmokas. Gintaro dėka mes turim ilgametį bagažą nuotraukų ir video. Mūsų tinklapį yra visa mediateka. Tai visą tą žmogus yra užfiksavęs, tai Gintaro dėka mes galime atsiversti ir pažiūrėti, kaip buvo anksčiau. Ir kaip visą laiką esam dėkingi mokytojam ir mes turime ypatingą vieną mokytoją, kuri norėčiau šią pakviesti, Orintą. I'm getting fired. Ramunė, mane išmetat iš darbo. Niekada. Orinta yra mūsų mokyklos, aš tau duodu kelias iš karto, gerai. Ir, nuoširdžiai dėkojam Orintai už 21 metus, kuriuos atidavė Bostono lituanistinei mokyklai. Kelioms mokinių kartoms visai lietuvių bendruomeniai. Tavo darbas ir atsidavimas palieka gilų pėdsakų ne tik mokyklos istorijoje, bet ir kiekvieno mokinio, tėvų bei kolegų gyvenimuose. Per 20 metus tapai mokytoja, kuriai rodoma ypatinga pagarba, o daugelio mokinių akyse esi numylėtinė. Tavo kantrybė, kūrybiškumas, gebėjimas įkvėpti ir nuoširdus rūpestis kūrė aplinką, kurioje mokykloje norėjosi augti ir mokytis. Esame be galo dėkingi už energiją, idėjas, darbštumą ir ypatingą šviesą, kurią nešė kiekvieną pamoką. Ačiū už viską, ką tu sukūrei ir ką padovanojai. Linkime įkvėpimo, džiaugsmo ir gražių naujų kelių. Mūsų bendruomenės istorija Orintos Kalibatas vardas visada skambės su didžiausia pagarba ir šiluma. Taip pat per daug neskaitant, bet vakar vakare taip pat gavau padėkos laišką iš švietimo tarybos, tai viską tau įteikiu. Ir esant dėkingi Orintai už 21 mokykloje metus. Sakė, neišeis, Labai netikėtai, čia jūs mane taip papuošėt, tokia juosta nesitikėjau. Tikrai man tai graudu. Tik noriu pasakyti, kad šita mokykla man nebuvo darbas. Nebuvo darbas, bet buvo kaip mano bendruomenė ir mano namai. Ir kai aš atvažiavau į Ameriką 96 metais, labai seniai, aš atvažiavau Liepos mėnesį, 7 dieną ir pradėjau dirbti šitoje mokykloje rugsėjo vidury. Ir kai aš atėjau į klasę, aš nemokėjau angliškai visiškai ir tiesiog buvau pasilgusi namų ir ten sėdėjo vaikai, kurie su manim kalbėjo lietuviškai. Ir man buvo toks, neįtikėtina, kad šitaip toli, už Atlanto, vaikai su manim kalba lietuviškai. Ir visa mokykla, ir tėvai jų. Man tai būdavo tiesiog ateiti čia, būdavo, kaip į šventę, kaip į kažkas, kur yra lietuviško iš Lietuvos. Labai būdavo sava. Ir kas man įdomiausia, kad dabar sėdi čia tie vaikai, kuriuos aš mokiau, tai yra Laura Kazapietytė, ne?
Ir Andželikos Kazakaitytės mergaitė ir berniukas mano klasiai buvo šiemet ir pernai. Tai žinote, kaip tas senai buvo. Tas buvo labai senai. Ir aišku, aš jūsų pasilgsiu, aš jūs visus labai myliu. Ir ačiū, kad buvote mano vaikais. Tikrai jūs buvote mano vaikai šitiek metų. Ir man taip tiesiog liūdna išeiti, bet aš manau, kad aš vis tiek dar čia kažkaip tai grįšiu kažkuo, dar nežinau. Nes, tiesiog sunku išeiti. Aš gal nebedirbsiu 3 klasėje, bet pasižiūrėsiu, aš pasilgsiu jūsų, aš čia ateisiu jūsų pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Ir ateisiu, kai jūs užbaigėte, ateisiu į bažnyčią pasižiūrėti, kaip jūs užaugę. Tai labai ačiū, kad jūs leidote man būti dalimi jūsų mokyklos ir šeimos, kad aš galėjau mokyti jūs ir tikiuosi kažką gavote iš manęs prieš kiek metų. Labai ačiū dar kartą. Ačiū, Rinta. Susigraudinai ne tik tu, bet pasižiūrėjau pirmas gretas, ašaros rydėjo ir mūsų abiturientėm, tiek ir man. Mes turim daug tokių mokytojų ir visą laiką smagu, kai žmonės susilieka ir mokina kelias kartas. Perinant prie mokytojų, mes taip pat turim pagalbininkų. Šiais mokslo metais turėjome net 7 ir turime 2 merginas, kurios baigė mokyklą ir išdirbo 2 metus. Tai prieš kelis metus buvo įsteigtos vardinės stipendijos ir mūsų mokinius, kurie baigė mokyklą ir išdirba bent jau 2 metus, jie gauna paramą stojant į universitetus. Tai norėčiau pakviesti Ūlą Rinkevičiūtę ir Ameliją Šležas. Merginos gauna po čekį, kurie tikiuosi prisidės prie jų tolimesnio mokymosi. Ačiū. Ir toliau taip pat mokytojai, pagalbininkai ir mūsų mokiniai. Kaip žinote, visos lietuviškos mokyklos priklauso švietimo tarybai ir kiekvienais metais skatinama rašyti rašinius ir taip pat piešinius. Ir labai nuostabu, kad kiekvienais metais mūsų mokykla turi laimėtojų. Tai taip pat turime laimėtojų ir šiais metais. Pirmiausia, kviečiam Gretą Sakalauskaitę, gavus paskatinamąją premiją už piešimą. Greta gauna pažymėjimą ir $20 čekį. Piešinių konkursą laimėjus 1 vietą kviečiam 7 klasės mokinį Jokūbą Deliverą. Ir Jokūbas gauna $45 čekį. Sveikinam. Taip pat Gabija Gudman, šiandien jos nėra, bet ji taip pat gauna apdovanojimą. Ir turime anglų kalbą rašiusius rašinius 20-okės. Tai kviečiame 1 vietą anglų kalbą laimėjusi Sofija Sastra. $20. Yes. Ir 2 vietą ir $25 čekį yra laimėjusi Lila Černovska.
Ačiū, kad atsidėjote, atšventėt ir toliau. O, teisingai. Ir dar trumpai 3 minutėlės kelias norime pasidalinti mūsų taip pat mokyklos tradiciją. Gerai. Atsiprašau, aš labai greitai įsikišiu, tikrai daug laiko neužimsiu. Direktorių valdybos vardu, visų tėvelių vardu labai norim padėkoti mūsų administracijai komandai. Tai yra Jūratė, Lina, Ramunė ir Gaila, kurios šiandien yra su mumis. Labai prašom paploti. Ačiū, kad rūpinatės mumis visais, kad dylinat su mūsų vaikais. Ačiū, kad dirbat ir mes tikrai esam labai dėkingi, kad jūs vairuojat šitą mokyklą tiesiai į šviesią ateitį. Ačiū. Paplojam. Už savo skausmą ir viltį
Šaunuoliai. Kieno šitas žaislas? Čia tavo žaislas, ne? Tu turi. Gerai, dabar aš labai gerą dydį. Gerai, dabar ir panaudot gali, žinai, kaip sakant. Čia tavo? Vaikai, o šitas, tai mes einame prie žodžių. Jūs jau sostinė. Panašiai. Sostinė. Kas kitas? Toliau.